psichologas profesorius Robertas Emmonsas, visą mokslininko karjerą skyręs dėkingumo emocijai tirti, teigia, kad dėkingumas praplečia savojo aš pojūtį, o nedėkingumas priešingai jį gerokai susiaurina. Ką reiškia būti dėkingai? Visų pirma, būti dėkingam tai pripažinti gėrį savo gyvenime. Antra, pripažinti, kad gėrio šaltinis bent iš dalies glūdi šalia tavojo aš, rašo profesorius Emmonsas. Kitaip sakant, dėkingumas gimsta tuomet, kai įgyjame ką nors tikrai vertingo ir suprantame, kad tai yra nepelnyta dovana. Ar dėkingumas pasireiškia tik tam tikromis gyvenimo akimirkomis? Ar visgi jis yra pastovi vidinė būsena? Išties, dėkingumas gali dėkoti graikiškai eucharistein. Eucharistija yra bendruomeninė krikščionių dėkojimo malda. Kas žmogų daro laimingą? Pirma, pripažinti, kad kiekviena gyvenimo akimirka yra dovana. Juk negalime garantuoti, kad mums bus duota dar viena akimirka. Dėl to ji yra nepaprastai vertinga. Antra, kiekviena akimirka suteikia naują galimybę. Tai yra, kiekvieną naują akimirką gauname dar vieną galimybę veikti. Jeigu ją ir nepasinaudojame, tikėtina, kad mums bus dovanojama nauja, po to dar kita. Žavime žmonėmis, kurie jomis pasinaudoja, darbuodamiesi su kitais ir dėl kitų. Tačiau tie, kuriems nepavyksta, liūdėti neturėtų. Jie kasdien gauna naują galimybę ir taip toliau. Kokių konkrečių veiksmų turėtume imtis, kad dėkingumas taptų vidinę būseną? Metodas paprastas ir mums jau pažįstamas. Kai mokėmės saugiai pereiti gatvę, mums sakydavo, kad neturime skubėti. Privalome sustoti, apsidairyti ir tik tada žingsniuoti. Taigi, sustok. Nurimk, kad pastebėtum, kas vyksta tavo gyvenime. Turėk stop ženklus. Numatyk, kada ir kiek laiko tarp įvairių savo veiklų namuose, mokykloje ar kitur skirsi sustojimui. Apsidairyk. Panaudok visus savo pojūčius – regėjimą, uoslę, lytėjimą, klausą ir skonėjimąsi, kad pasidžiaugtum esamą akimirką. Juk kiekviena akimirka yra dovana, o gyvenimas susideda iš jų. Veik. Kiekviena akimirka suteikia naują galimybę. Jeigu didžiausią įtaką gyvenimo pilnatvei daro kilnūs tikslai ir tvarūs santykiai su žmonėmis, pasinaudok galimybę, ką nors gerą nuveikti su kitais ir dėl kitų.